Žmonės yra tokie organizmai, kurie nuolat ieško sprendimų. Ir būtent taip atsirado didžiausi atradimai. Tokie kaip ugnis, tai buvo sprendimas šalčiui, tamsai, žaliam maistui ir tai veda link išgyvenimo. Ratas sprendimas sunkiam darbui, judėjimui, priekyba, civilizacija buvo pastatyta ant to. Žemdirbystė tai buvo sprendimas maisto trūkumui, iš to kūrėsi miestai, valstybės, spausdinimas, sprendimas žinių sklaidai, mokslas, švietimas. Toliau elektra, sprendimas energijai, efektyvumui, modernus pasaulis statėsi su elektra. Toliau vaistai, tai sprendimas ligoms, drastiškai ilgesnė žmonių gyvenimo trukmė ir kokybė. Internetas atsirado kaip vienas bombinių atradimų, tai buvo sprendimas informacijos ir ryšio greičiui. Globalus pasaulis pradėjo judėti beprotišku greičiu, bet tuo pačiu dažnai ir atsiranda dideli spąstai internete, nes sprendimų žmonės ieško internete dažniausiai ko neturi realiame gyvenime. Ieško ten, kur neturi patirties. Dėl to jie negali adekvačiai vertinti situacijų internete. Pavyzdžiui, kur mokytis amato, kas yra tikra, kas yra išgalvota, kas yra realu, o kas yra realybės iliuzija. Šiuolaikinėme pasaulyje vis daugiau žmonių supranta, kad valstybė ir tradiciniai karjeros keliai negarantuoja finansinio saugumo ar gero gyvenimo lygio. Išsilavinimas ir saugios profesijos dažnai užtikrina tik vidutinės pajamas, o nestabilų klėstėjimą, kurio visi norėjo. Tuo pačiu technologijos ir globali rinka sudaro galimybės savarankiškai dirbantiems žmonėms sukurti didesnę vertę nepriklausomai nuo tradicinių sistemų. Dabartinės ekonominės struktūros labiau orientuotos į stabilumo palaikymą, ne į individualų augimą. Todėl asmeninė atsakomybė už savo ateitį tampa būtina. Kuo daugiau žmonių geba mąstyti savarankiškai ir kritiškai, jie gali kurti vertę, planuoti savo finansinę ateitį, tuo mažiau jie yra priklausomi nuo sistemų ir tuo didesnę laisvę jie įgyja. Populiacija atiduoda savo laiką, sveikatą ir gyvenimą, o sistema dažniausiai sako palauk pensijos, palauk geresnių laikų, palauk kol kažkas pasikeis. Bet aš jūs įspėju, blogesni laikai bus ir jie bus tokie, kurių dauguma žmonių net nematė. Ir tai yra neišvengiama. Niekas nesikeis. Nesvarbu, kur tu dirbsi, ar tu dirbsi užsienyje, ar Lietuvoje, rezultatas bus tas pats. Žmonės varo į priekį, o gyvenimas stovi vietoje. Sistema iš žmonių ima viską, o atgal nepalieka nieko. Nei saugumo, nei laisvės, nei realios ateities. Tai nėra kelias į tą ateitį, apie kurią kiekvienas galvoja ir svajoja. Tai lėtas nuovargis, kurio žmonės nepakelia ir pasiduoda anksčiau ar vėliau, pasiduoda ties savimi, ties savo svajonėmis ir gyvenimo vizija, kurią kažkada turėjo. Būtent šią vidurinės klasės desperaciją ir aktyviai naudojamasi. Beviltiška situacija ir begalinis noras ištrūkti tampa įrankiu, kurį prieš jūs naudoja. Ta pokyčių dalis yra sveikintina. Visi tą norą keisti kažką gyvenime jaučiame. Nepriklausomai nuo pajamų, kapitalo ar statuso, tas noras yra ženklas, kad sąmoningai mąstoma ir viena ar kita prasme mes norime asmeniškai tobulėti. Visi galvojame apie laisvą laiką, darbą savo ir galimybės pagaliau pailsėti nuo begalinio streso. Stresas veda, kaip žinot, į nerimą, nerimas į depresiją ir sunkes gyvenimo situacijas, iš kurių stipriausi randa būdą išbristi ir grįžti į tą išsvajotą gyvenimą, kurį kažkada norėjome turėti, bet jis nuo mūsų nutolo. Kokybiškos informacijos pasaulyje yra labai mažai, tik nedidelė dalis žmonių ją surenka per savo gyvenimą. Atsidavimas darbui, paaukojimas laisvo laiko priveda prie to, kad tai natūraliai tampa tavo dalimi. Kaupdamas patirtį ir rinkdamas informaciją, dirbdamas su ja, tampi savo srities profesionalu. Dar mažesnė dalis šios kokybiškos ir naudingos informacijos pasiekia plačiąją visuomenę, nes laikui bėgant informacinę erdvę vis labiau užpildo klaidingos, paviršutiniškos ar sąmoningai iškreiptos informacijos srautai. Dėl to susidaro situacija, kai didelis kiekis nekokybiškos informacijos pasiekia didelę dalį žmonių, kurios idealiame pasaulyje neturėtų būti. Visuomenėje atsiranda išsiskiriančios nuomonės, konkuruojantys naratyvai ir fragmentuotas realybės suvokimas. Natūraliai ima rastis delusional arba nesąmoningas mąstymas, kylantis iš blogos valios, nulinės patirties ir patikimos informacijos stokos. Savo srities profesionalai tokias nekompetencijas atpažįsta akimirksniu. Tuo tarpu visi kiti jas supranta tik po ilgo laiko arba nesupranta niekada. Tokiomis aplinkybėmis žmonės tampa lengvai manipuliuojami, net pačiam manipuliatoriui iki galo nesuvokiant, ką jis daro. Nes procesą jau palaiko pati klaidinga informacinė sistema ir žmogus turi iškreiptą požiūrį. Pateiksiu keletą strategijų pavyzdžius, kurių jūs tikrai nežinojote. Atskleisiu dabar slaptas strategijas, o jūs tiesiog paimkite ir užsirašykite kiekvieną žodis į žodį klausant. Pirmoji strategija yra Liquidity Shadow Allocation Framework. Antra Alpha Disposition Market Fracture. Trečia Volatility Phase Shift Protocol. Ketvirta Meta Order
Flow Eclipse Model. Šių strategijų nežinojote ne dėl to, kad jūs esate kvaili, o aš kalbu sudėtingai. Jūs nežinojote, nes jų tiesiog nėra. Sugalvojau šitos pavadinimus, kad skambėtų įtikinamai, tačiau dalis jūsų ir patikėtų. Aš jas sugalvojau per 5 minutės ir galėčiau parašyti visą knygą apie tai, kaip jos veikia, viską pateikdamas įtikinamai. Ar dalis žmonių norėtų mokytis šių strategijų? Be abejonių. Net prašytų, kad juos mokintum. Mano tikslas nėra sugalvoti tai, kas neegzistuoja ir patraukti dėmesį. Mano tikslas yra išmokinti ir parodyti, kaip viskas daroma iš tikrųjų. Kiek daug informacijos slypi žodėje tradingas ar investavimas. Parodyti visas įmanomas temas, jas paaiškinti ir parodyti, kaip kiekvienas žmogus gali prisitaikyti prie rinkos sąlygų, naudodamas skirtingus konceptus, įrankius ir temas. Prisitaikymas yra pats svarbiausias dalykas. Jis ir skiria profesionalus nuo marsiečių. Marsietis turi vieną tiesą, profesionalas turi visas tiesas. Ir kiekvienai situacijai pritaiko tai, kas veikia geriausiai. Dėl to tradinge egzistuoja 30 ir daugiau strategijų, o temų virš 1000. Kiekvienas žmogus, kuris mokosi, atsirenka savo labiausiai tinkamas ir pritaikomas temas, su kuriomis ir dirba toliau ateityje. Tai nereiškia, kad vienas bus protingesnis už kitą, tiesiog toks jo darbo principas, skirtingi įrankiai ir metodai, bet visų mokymosi kelias yra vienas. Tu turi išmokti viską, tu turi išmokti nuo pradžios iki pabaigos, kad vadintum save profesionalu ir kad galėtum mokinti kitus. Lietuvos tradingo ir investavimo mokytojai, dar kitaip tradingo gėdos, iš šių temų nežino net 15% naudingos informacijos. Jie iš viso tradingo, investavimo ir finansų rinkų pasaulio ištraukia fragmentus ir pateikia kaip unikalią strategiją. Tai yra idiotiška. Dar idiotiškiau, kai pasirinkamos pradinukų lygio temos ir už jas įmama 1000 eurų. Žmonės, kurie mokina su tomis temomis, dirba dešimtmečius ir netobulėja. Tai rodo faktas, kad pačių lengviausių temų neišmoksta savo pagalba niekai per daugelį metų. Nieko patys neišmoksta, kai rinkos šviesmečiais nutolsta pagal suvokimo ir naudojamų įrankių standartą. Nepaisant to, jie mokina kitus vietoj tobulėjimo ir domėjimosi, tai yra absoliuti parodija.